norit būti, tai išdaryti bendruomenės dalis. Kaip tik turim. Labas. Jau. AL in the house. Už 2 dienų mes kartu su Stage 3 komanda bei dar keliais narsuoliais važiuojame į renginį pavadinimu Ultrace. Vienas didžiausių automanų renginių Europoje, manau, ne tik Lenkijai, bet turbūt ir Europoje. Pradėjom pasiruošimą šiandien ir manau, kad puikiai proga dabar besiruošiant tiesiog nuvažiuot, pafilmuot, pažiūrėt, ką veikia chebrytė. Segamės diržą, parodysim, kokį automobilį pasirinkom šį kartą kelioniai. Ne tiek pasirinkom, kiek ačiū žinoma kelionės rėmėjam, apie kurį pakalbėsim šiek tiek vėliau. Tai let's go pažiūrėt, ką veikia chebra. Nu, papa. Nu, blėt. Gal jūs radiatorė? Stagė 3. Tai va, žodžiu, mūsų automobilis kelionės. Tai šiemet nusprendėm tokį paprastesnį variantą pasimti. BMW E39 M5, kaip galit matyti. Kelionės mecenatas Retronil, kuris prisidėjo ir prie mūsų klipų filmavimų tikrai daug. Tai pačekinkit. Pažiūrėkit, kur aš vaganas labai kaip cibulis atrado. Iš viso mūsų važiuos berods 4 automobiliai. 3 Emkės, 1 Range'as, bet apie jas daug nepasakosiu, manau pamatysit šiek tiek vėliau. Oficialiai 300 kW po Andok. Andok. Tada yra Dynon Stage 2. Dynon Stage 2. Yra išmetimas padarytas, remapas ir galim parodyti, yra intake. Tai mes skaičiavom, kad bus 4 automobiliai, per 4 automobilius turėtų gautis nei daug, nei mažai apie 2000 arklių kelionį metu, nu tai vidutiniškai po 500, tai Emkė tikrai vidurkio, kaip sakoma, šito nemažino. Čia Stage 2, o yra Fisher, čia vis iš šitas lėt. Iš Kalifornijos tos pačios vadinamos. Turim čia tokį garažiuką. Chebrytė jau jį čia aunina daug metų iš tikro. Fellas headquarterį, galbūt kažkur klipuose. Esat užmatę pas mus Fellas Racing, tokį kaip crew, kaip bendruomenė vėlgi. Tai čia viena iš bendruomenės narių projektas. Tai toks garažo vaibas, bet šitoj vietoje esam ir renginuką turėję, šokius tokius, esam ir joninę šventę. Nemažai kontentą padarę. Tai va. Oza Racing, aišku irgi. Ne, bet ko važinėjom, kaip sakoma. Ai, ir vainuvai gali čia Maikės pasimti. Oho, brandinis. Tai pernai irgi turėjom Maikės, juodas, pirmą kartą darėm, aišku, visokių buvo iššūkių, bet šiemet jau pasimokėm. Maikės darė Lukas Gimžauskas, Gimža Artworks. Tai šiemet berniukai vaikščia su tokiom Maikėm. Žiauras. Ant saulytės išmesk. Ir nugarą. Zabys. Žiauriai geras. Šiaip, jeigu yra norinčių, čia sakau nesąmonės, reikia važiuoti į eventą. Jo. Norit būti Stage 3, bendruomenės dalis. Kaip tik turim. Labas. Blet, kokia lelka, eik, na. Tėvukas šiandien daug emocijų sukėlė. Aš vairuosiu šitą mašiną. Clean vidus. Mūsų stilisto transporto priemonė iš Italijos. Va, link pabaigos darbai. Pafollowingit, kas nefollowinat, Instagram. Vilius jau matuojasi savo, sakė labai domina. Taip, aš noriu,
Nu, žiaurus aparatas. Man tai asmeniškai, aš dar nevairavau šito automobilio. Jokio jam automobilio nevairavau, nors labai norėčiau, kada nors saunint kažkokiu. Tai bus įdomi patirtis, tiek važiuot, keliaut. Ankstus rytas, pradedam kelionę. Jo, Justas atvažiuoja irgi. Labas rytas. Labas rytas, tai pagaliau šiandien yra toji diena. Pernai važiavom berods 10-11 valandų gal su keliais sustojimais, su papietavimu, tai šiemet tikimės nuvažiuoti panašiai. Išvarom biškį anksčiau, kad būtų laiko paturistaut, pavalgyt skaniai ir ką, 4 valandos 50 minučių, aš laukiu stage 3, o po taksi čia, uno. Labą rytą. Jūsų daiktai serė. Mano 8 kilogramai. Kuršiena, dėdė iš Kuršieno. Palauk, pirma naktis hatų. Pirma naktis. Ačiū nauja hotelė, ne? Jep. Ir kaip? Bliam, man labai 4x4. 4x4, ekipažai juda. Mūsų mylimas Vilnius. Aš jau matau tą temą, kas čia bus. Trip. Material. Čia turi atprintinai dar, kad žinotum kur. Drąsa. Radio Los Santos, paktas, kad yra. Flash FM. 98 biškė. Būtent Morgan. Tradicinė meet spotą Vilniaus prieš visas keliones. Kaip ir minėjau, šiandien arklių tai tikrai netruks. M5, M4 šiandien ekipažė. Turim Range'ą SVR, ne taip dažnai sutinkamas modelis. Senas geras V8. Ir dar vieną automobiliuką laukiam, būsim ready važiuot. Veipą. Jo, biškai patrauks. Nu va, visi ekipažai dan. Labas vakaras, Jetzt aufpassen. turime iškvietimą, Dubysas 11, buitinis konfliktas. Polizei auf die Seite. Tai pagaliau susirinkę visi esam prie išvažiavimo į Vilnių, visi ekipažai vietoj, tai galim greit praeit, gal papasakot, ką mes čia turėsim, koks konvojus. M2 competitioną turim, labai gerai atrodo. Slyvos pristatinėti nereikia jau, ne? M4, savininkas papasakos daugiau, kas daryta su mašina, jeigu bus noro. Ir turim Range'ą, SVR, V8, retai sutinkamas modelis. Tai viskas atrodo tikrai neblogai. Kelionėje esam apsiginklavę smooth komunikacijai. Vokiais, centriukas. Check. Sėdė mašiną žodžiuom. Ček, važiuojam. Viskas. Kaunas City. Tai Marijampolė realiai bėda tokia, kad nėra 98 benzo. Kiek gal nelabai reikia. Bet šitiem automobiliam kaip reiktų. Į ką noriu atkreipti dėmesį, kad čia nėra plevelė, kaip galėtų pasirodyti. Tokia kamo spalva. Perina nuo žydros į violetinę. Ir esmė, kad automobilis keičia spalvą iš tikro. Priklausomai kiek saulės yra, temperatūra ir panašiai. Stop, Poland. Baisiai brangi šita degalkė. 98 dvajakas beveik. Nu ką, laikas šefui prie variklio biškio. Davai vairas, karoči. Prie variklio pasėdėt. Gali sėst prie variklio.
Žodžiu, pirmą kartą gyvenime taip normaliai pavyko prasilėkti su M5, ne mieste, ne kažkur, o geruose mūsų kaimynų Lenkų draugų keliuose. Tai šiaip, tikrai įspūdingas automobilis. Nesistebiu, kodėl savo metu buvo vienas geriausias savo segmente, turbūt geriausias gal net. Ką, atvažiavom į tokią vietelę, nemažai kilometrų įveikėm jau. Čia tokia įdomi vieta, užeiga, netoli autostrados, aš parodysiu tai. Muziejus / restoranas, tikrai skaniai duoda. Pernai buvom, labai šiltai mus priėmė, šiemet nusprendėm sugrįžti. Tokie aparatai stovi. Tokį maistelį duoda. Privatus restikas. Skaniai pavalgiam, atsigeriam kavutės. Legendiniai vietoj, mesim location, jeigu kažkam įdomu bus. Dabar biški photoshoot time. Tokia buvimo medijos žmogum kaina. Sufilmuoji, sufotkini visus. Tada eina. Greitai tirsta ledai, jums gelbėtis per vėlai. Nusimenu išsėlė. Ką tai mėlo, vokiečiai, kurie bytų baras, dėlioja lėtymus. Lėtyno ir haipas vos tai galvyko, galvoji, klausiu. Galvosi visai, manęs gaila draugą. Visada smagu kolegas lietuvius sutikti. Šitie Lenkijos žiauriausi ledai. Sandwich. Welcome to Wrocław. Tikrai čia. Wash time. Mašinytės purvinos po kelionės. Slivonas pagaliau nuplautas. Aš kaip daug metų patirties turintis automobilių plovimo žmogus dažniausiai užimu Hebroje šitas pareigas, plaut mašinas. Tai va, kelionė kadangi ilga, daug purvo buvo, daug visko, bet slyva pasiruošus puošt artimiausias 2 dienas Vroclavo gatves, M4, švari. Ką aš galiu pasakyti, matote, kad nėra savo srities profesionalai. Palauksim, varysim žiūrėti, kas per apartamentai mūsų laukia. Geriausia Lenkijos parduotuvė su geriausiu, parodyksim, kaip pirkinuką, seną gerą. Tėvukas grožisi, slyva. Čia tau. Pepsi. Čia mūsų apartamentai, laukiam, kol įleis. Koks tai benamis susirinkimas čia. Pasipuošę centrą. Foursquare nieks nuo 18 metų nenauda. Kur mum eit? O, čia į kairę reiks. Be safe. Geras variantas. Mūsų Gimžauskas turi tokį automobilį, tai tikrai patinka. Pačiam teko išbandyti. O šiaip Vroclavas tikrai fainas miestas, jaukus. Daug žmonių atvyksta į miestą, pernai berods 70 000 žmonių apsilankė renginį. Šiemet, manau, dar daugiau bus, daug kelių sutikom važiuojančių renginį.
tokios veiklos visą vakarą. Tikrai gražus miestas, kaip minėjau. Tokia kelyje 2 muzika. Bliamba, mineralė. Kai kokią misiją reikia daryti. Bliamba, čia gražu. Mažasis Amsterdamas. Sakau, toks miksas tarp Kopenhagos, Amsterdamo ir Hamburgo. Nu, kaip sakoma, labas rytas. Kambarioko rūbai mano. Gyvenam pusę paros dar čia tik tai. Ėjom pažiūrėt, kas vyksta. Seksi. Iš pat ryto. Šiandien bus gera diena. Renginio diena. Nuostabus rytas. Vroclave. Dinaitas. Stilingas. SVR Power. Nu ką, mes savo klasikiniam parkinge. Pusę kilometro realiai nuo stadiko, bet ten nėra ko važiuoti arti. Čia pasistatai, nereikia jokios kamščiose stovėti. Išvažiavimas irgi paprastas. Tai... Kokie lūkesčiai? Lūkesčiai. Patekti į legal eventą ir šiaip gerai. Prieš eventą dar užsibukinom tokią pramogą kartingus. Le Mans Racing Track. Yra trasa. Le Mans, baby. Turi raciją? Turiu. Tai mes O kodėl neverta, sakiau, statyti prie stadiko, važiuoti stadiko parkingą, nes eventas realiai atsidaro už pusvalandžio. Ir autostradai žiaurūs kamščiai, ten tas parkingas šiaip ribotas. Tai aplinkui yra daug visokių daugiabučių, kiemų, gatvių. Bliamba gerai amputė. Pernai metų foto. Viskas buvo labai nuostabu. Kovos randai prieš Lenkus, žinoma, nugalėjome. Ir ką, keliaujame? Išsmaudyti, kad būtume švarūs ir gerai. Outfit check su Vileksu. Padarytas, padarintas, kaip matot. What you wearing today? Adidas sneakers, white socks, jeans, bridges. Over here, some really nice t-shirt from Stage 3 crew. Show me As your back, you know, show me your back. Ooh, fly. Looking fly. Ugly. The Stage 3 gang is going now to the stadium to watch some tip-ass cars and whips. Take it away. Crazy. Welcome. Turim vandens ganą. Tai kol kas žmonių neatrodo, kad labai daug būtų, ne? Škoda, aišku. Vėliau Škoda ant Donkrato, aišku.
Turėjęs tokį automobilį, kokie atsiminimai? Gerai. Šitoj vietoj dažniausiai daug žmonių būna, tai neišimtis ir dabar, plius pavėsis čia. Nemažai legendinių automobilių. Dar čia, one and only McLaren F1. Čia turim tokį egzempliorių. Man tai patinka, kai žmonės atvažiuoja Ventą ir nesusipratę sėdė ant šitų. Esu bandęs aiškinti, bet mes klipe naudojam lygiai tokį patį automobilį. Ne lygiai tokį patį, trumpesnė versija. Ačiū Retronil. Koks čia modelis yra? Pavadinimas? Silver Spur 2. Einam valgyt. Visi alkani pikti. Aš takos paragausiu čia tarp tų visų mandrų futrakų. Ir kioskų mes su Vilium nusprendėm ateiti vietinės gamybos. Takos bomba. Relaxai. Kosmos. Tai va, žodžiu, diena taip ir prabėgo. Nenorėjau daug filmuoti, nes vis tiek geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti ar pažiūrėti internete. Tai laukiu chebrytas dabar. Buvo visai varginanti diena, lėksim skaniai pavalgyti. Ir vakare švariom mašinom, pailsėję, lėksim žiūrėti, kas gero Vroclavo gatvėse turbūt. Tai tiek. Užsitarnautas vakarienės atvykom. Iš pažiūros į puikų azietišką restoraną. Įvertinsim. Į virtuvę nesislėpia, kaip sakoma, gali tikėtis gero. Tikrai taip. Tai pagaliau galima gauti švarių kadrų. Šiandien pasirodo Luciano, vokiečių reperis, pats daug klausau, einam pačekinti. Pizda. Could have been so good together. Could have danced this dance forever. Now you're gonna dance away. Please stand. Kal 324 metų baigėsi. Manau, patiko šiemet mums visiems. Ta, ką matėm. Daug veiksmo gatvėse, daug veiksmo stadione. 12 valandų, sekmadienis, tik pats laikas jau važiuoti namo. Jie prasėdai mašinas, mes neišimtis. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų metų turbūt. Bye. Dar biškį minimalus fotošiutas vyksta. Ką, viskas Lietuva pasiekta. Kažkas tos Kaune, kažkas važiuos iki Vilniaus. Kelionės move. Ačiū, kad žiūrėjot.